Sveiki visi, padarysime trumpą apžvalgą, kaip atrodo Contribui platforma, ką joje galite gauti naudos kokios. Paieškos laukelėje Google suvedam Contribui, užeinam. Taip, aš tarytum rodysiu, esu pirmas į Contribui, paieškos laukelį, įvedu, raktinis žodis, sėkmingo. Va. Rodo visus kūrėjus susiregistravusius Contribui platformoje, kurie naudojo savo pavadinime kažką tai tokio, kaip aš įvedžiau. Ir įsirenku tą kūrėją, kuris mane domina. Turinį, kas jame yra. Va, rodo prenumeratos, jų kol kas yra viena. Galiu paskaityti, kas į jie įeina plačiau, ką aš gausiu tapus prenumeratorium ir galiu iškart spausti prenumeruoti. Arba galiu kol kas nesiprenumeruoti. Jeigu jų būtų skirtingos kelios, tai prie kiekvienos lygiai taip pat aprašymą paskaitytumėt. Yra galimybė vienkartiniai paramai. Tarkim, jeigu mano nuomonė šitas kūrėjas man įdomus, aš noriu jį paremti, pavaišinti puodeliu kavos, va, galiu išrinkti, kokią sumą noriu pervesti. Galiu netgi savo atskirą sumą paimti ir įrašyti kaip pavyzdys. Spausiu mėlyną mygtuką ir paremsiu tokią sumą, kokią įsirašiau. Lygiai taip pat yra parduotuvė ir matome įdėtą kažkokį kūrinį. Čia šiuo atveju yra knyga, kaina, galiu paskaityti plačiau apie ką tai ir yra netgi nuorodos, kurias paspaudus, tarkim, tą kūrinį galima įsigyti. Arba čia va, paspaudus peržiūrėti, galima plačiau pasižiūrėti. Lygiai tas pats, dabar va matom apie kūrėją. Nuspausiu skaityti plačiau, man parodys platesnį aprašymą. Ir čia matau yra va nuorodos į kitus to paties autoriaus sklaidos kanalus. Va, pavyzdžiui, yra YouTube'as, yra kitas va adresas, kuriuo galima susisiekti su kuriem, paskaityti apie ką tai yra, galiu paslėpti. Ir va štai man rodo kategorijos. Čia suskirstyta visa informacija, kas talpinama šio kūrėjo kanale. Vat vieša, video paskaitos, straipsniai, muzikinės meditacijos, atsiliepimai apie kūrinius, mūsų kanalo taisyklės, knygos, meditacijos, afirmacijos, virtualūs kūriniai ir net sporto pratimai. Žemiau va, yra paieškos langelis, aš galiu įrašyti raktinį žodį arba konkretaus straipsnio pavadinimą, kurį norėčiau paskaityti ir jeigu aš tą pavadinimą žinau, kad būtų lengviau ieškoti. O jeigu ne, tai tiesiog va, galiu skirstyti nuo seniausių iki naujausio atvirkščiai ir rodys įrašus atitinkamai. O dabar rodo, tarkim, yra įrašas žmogaus svarbiausias pasirinkimas. Rodo, kad prieinama tik prenumeratoriams. Norint paskaityti ar pamatyti, kas jame yra, reiktų tapti prenumeratorium. Va, straipsnis. Jis matyti yra viešas, va, tarkim, bendri skaitytojų atsiliepimai. Ir galiu paspausti plačiau, paskaityti daugiau. Va. Širdelių uždėti negaliu, nes aš Contribui platformos nesu vartotojas, jie jau kaip pirmą kartą. Komentarų rodo, kad prie šito straipsnių yra kažkas parašyta, bet aš jų nematau. Ir jeigu va apačioj norite matyti komentarus, siūlo prisijungti. Pabandykime prisijungti, kas nutiks. Čia vadinasi, aš įvedu savo duomenis ir aš tampu Contribui platformos tiesiog vartotoju. Bandau prisijungti. Jeigu aš jau prisijungimą turiu, tai aš prisijungiu. Jeigu pirmas sykį, tada reikėtų pradžiai spausti, kad užsiregistruoti. Ir kad įsitikint, kad prenumeratų kol kas neturiu. Čia mano ženkliukas, aš įeinu prenumeratos. Ir man rodo prenumeratos. Nėra prenumeratų, mokėjimai. Jų taip pat nėra. Dabar tiesiog grįžtam. Man rodo tą patį kūrėją, kurį buvau išsirinkus. Taip, va. Čia tas pats straipsnis kaip ir pirmai. Ir dabar žiūrėkit. Kadangi stebiu kaip Contribui platformos naudotojas, aš jau galiu reakciją uždėti, galiu paskaityti komentarą, va jisai rodomas, jeigu jų būtų daugiau, tai čia būtų daugiau ir netgi aš pati galiu komentarą parašyti. Dabar kol kas nesaugosim, bet parašius, va, tarkim, spaudžiu mygtuką ir jis būtų rodomas.
Lygiai tas pats yra įrašų, kurie, tarkim, nėra vieši ir šitas įrašas buvo viešas. Šitas jau yra tik prenumeratoriams, bet yra galimybė, antras įrašas, pirkti įrašą. Tarkim, nesant šito kanalo ir šito konkretaus kūrėjo stebėtojų, prenumeratoriam, aš galiu vienkartinį įnašą padaryti, tarkim, pirkti įrašą, paspaudžiau, man rodo kaina. Vienas syk susimokėjus, aš tą įrašą galiu matyti, skaityti, juo naudotis. O čia reiktų tada paspausti mokėti banko kortelę ir atlikti visus kitus veiksmus, ką jau siūlo platforma apmokėjimams, taip kaip įprastai perkant internetu. Taip, pargrįžtam. Vat jeigu aš, pavyzdžiui, užeisiu ant kategorijos viešą, man rodys visus autoriaus straipsnius ir kitą medžiagą, kas yra viešai prieinama. Va, tarkim, vėlgi skaityti plačiau. Atsidaro pats straipsnis, 9 komentarai rodo. Uždėjau širdutę. Ir komentaro 1, 2, taip toliau. Norit daugiau matyti, kiti komentarai. Spustelė. Ir pasimato visi kiti, kurie prieš tai nesimatė. O lygiai tas pats yra viešai prieinamas kūrinys, aš jį galiu pasiklausyti ir paskaityti plačiau apie tai. Na, o jeigu noriu tapti prenumeratorium, tai tiesiog grįžtu ir spaudžiu, kad, tarkim, mane domina šitas kanalas, jo turinys, noriu prenumeruoti. Spausiu prenumeruoti ir vėlgi apmokėti. Ir čia atlieku tuos veiksmus, kurie siūlomi platformos, kad atlikčiau internetu pavedimą šitam kūrėjui ir jo kanalui. Tai tokia trumpa apžvalga. Dėkoju už dėmesį.